Čia viskas apie mane, bet sykiu ir apie kitų žmonės, nes ir jie panašus į mane. Sykį buvo toksai atsitikimas, žmona tarė, aš myliu Petrą, bet ir tavęs negaliu palikti, vienas tu nemokėsi gyventi. Jis susimastė, o jeigu abu išeitume pas Petrą? Aš nepažįstu Petro, sušukau, man baugu. Petras geras žmogus ir aš geras, užtat ir manau, kad nebus problemų. Tai ką galėjau daryti, tik džiaugtis, kad maniškė tokia gera. O Petras man patiko iš pirmo žvilgsnio, prie darbo negreitas ir išgert mėgėjas. Bet va, mano žmona jį myli, o manęs nebe. Kas yra ta meilė? Kai supranti kits kitą be žodžių, sėdim trise, norisi šūktelt, einam Petrai alaus, bet žmonai nepatiks, todėl tik susižvelgiam be žodžių. Kai žmona virtuvėn, mudu į sandėliuką. Pajutau, kad suprantu Petrą. Ir pašnekėt turim apie ką. Žmona vis bando įsiterpt, bet ką žmonos išmano apie mašinas, apie moteris. Vargšė pati jaučia, kad mums su ja neįdomu. Todėl nervinasi. A kas kaltas, vypsau, kai buvom dviese, tai vis pašnekėdavom, vis nesusiena. Sykį žmona buvo išėjusi parduotuvė, nuo mudu su Petru šokom Sirtake. Susikibę lėkėm iš valgomojo į geriamąjį. Nepastebėjom, kaip grįžo moteris. Atrodo, aš čia nebereikalinga. Susižvelgėm su Petru ir vienas kito akise įžvelgėm tą patį atsakymą. Deja tik mitas, kad vyras vyrą visados supras, pabūni ilgiau ir pamatai nesutampa charakteriai. Iškepk Petrai blynų, Petras pats kaip blynas kertėjo. Tai vieną rytą susirinkau daiktus ir parėjau pas pačią. Trumpalaikiai susižavėjimai, o kad abu buvom susižavėję tuo pačiu kluikiu, tai nebuvo ko viens kitam neprikaišioti. Prisiminę pasišaipydavom iš Petro ir iš savęs, tokie paklydimai tik sutvirtina šeimą.